štai mes vėl su Zara išėjom į rytinį lauką. Man atrodo, mes jau savo vlogmas taip ir sveikinsimės iš lauko. Bet, žodžiu, vakar buvo, taip sakant, nardienelė su tais mano mezginiais, bet žinokit, aš manau, kad viskas. Dabar jau aš vakar sugebėjau pradėti trečią spalvą dėti. Tai manau, kad aš ties šitą tokią visiškai elementarią sakrą ir pratęsiu. Jokių man ten mandrybių nereikia. Ir va. Kaip suprantate, čia pas mane yra darbo iš namų diena, nes šunį vedu tada, kai galima išžiūrėti kažką lauke. Dabar yra truputėlis po 8. Ir, žodžiu, pasivaikščiosim, aš eisiu dirbti, kavos gerti. Pirmą kavos išgerti, paskui dirbti. Tada reikia važiuoti mano advento kavą pasiimti. Kavos adventą. Ir va. Ir, žodžiu, vakarą mekst. Reikės sumekst už vakar, 3 ir šiandien 4. Tai aš manau, kad jeigu vakar su visokiam tam pertraukėliam sugebėjau susitvarkyti, tai šiandien jau kaip nors. Na ir va. Ir, žodžiu, einame su Ziryte ir netrukus pasimatysim atidarinėdamos adventus. Tai sveikos, kaip matėt, Zara buvo aprūpinta savo adventais už vakar ir už šiandien, nes vakar, kai jos skrandukas buvo toks nuliūdęs, tai, žodžiu, apsiribojom tik tais jos maistu. Tai šiandieną viskas, jinai gavo už vakar, už šiandien ir jau gali būt ramiai iki vakaro. Kaip mano adventai sekasi? Tai žinokit, sumezgiau va, 1, 2. Iš tiesų prijungiau jau ir 3, čia truputį. Čia yra 3 diena, tamsiausia ta. Kaip matot, sekasi tikrai neblogai ir, žodžiu, man labai smagu mėgsta. Ir aš turėsiu neužilgo susirinkimą, tai bus kaip tik pratęsimui. Ten toks labiau klausomasis man gausis ir tada galvoju, kad reikia mums atsidaryti sekančią spalvą. Čia yra 4. Aš net nuoširdžiai nei vieno maišelio neatsidariau, nes jie tokie pusiau užlankstyti. Ir turiu tokią mažytę staigmenėlę, nes tikrai ne visus atsimenu, ką turėjom. 4 yra toks į violetinę traukia jau. Štai. Net nustebau iš tikro. Kažkaip aš taip gerai įsėdau į tą rudą spalvą. Nesitikėjau šito, bet gerai. Bus pasikeitimas jau. Ir va. Tai čia tiek tuomet. Paslėptam. Ką jūs dar matėt? Kad aš gavau savo kavos adventą. Iš tiesų, kol atsidariau, tai ten truputėlį vargo buvo, bet nieko. Ir dabar tada žiūrim toliau. Pirmą ištraukiam saldainį. Saldainį, nes turiu dar lašą kavos, tai išgersim su saldainiu. Ir dabar žiūrim 5. Va, 4 yra vėl pingviniukas. O ar čia
Ne, čia ir vėl yra širdelė. Va, širdelė Kinder. Ir labai gerai. Tuoj aš ją ir sulesiu. Ir tada mums reikia už 4 dieną atsidaryti Grand didįjį adventą, žodžiu. Kaip sakiau, čia yra surašyta viskas, aš stengiuosi nežiūrėti tą pusę. O, 4 yra didžiulis. Didžiulės durys, kurios turi blushą. Va. Pagaliau prasideda dekoratyvinė kosmetika. Tuoj pažiūrėsim. Taip, tai čia yra blush. Murumuru butter blush. Jis net per dėžutę kvepia. Ir žodžiu, suteikia šiek tiek švytėjimo. Taip pasižiūrėsim. Tikrai vintage rose spalva. Na, tikrai šiandien aš nepradėsiu galio tept, bet savaitgalį einu į koncertą. Tai aš manau, kad pagal tai, kiek mes čia visko spėsim atsidaryti, aš gal kažką spėsiu ir panaudoti. Va, kaip gerai. Tai tam kartelį tiek, pasimatysim truputėlį vėliau, kai, žodžiu, aš galbūt pradėsiu nerti, megzti 4 spalvą ir pažiūrėsim, kaip man viskas formuojasi. Iki. Klausimas. Aš neatsakiau į klausimą. Čia yra puikia vieta ir laikas atsakyti į klausimą. Taip. Sekantis klausimas, paprastas. Virbalai ar vąšelis? Ta prasme, jūs esat mezgimo kanale. Tai, žodžiu, bet kokiu atveju. Taip, virbalai yra prioritetas numeris 1. Kažkada tikrai buvau užkietėjus nerėje ir man buvo vąšelis ir virbalai buvo antram plane, nes tai buvo 2, jas reikėjo būtų valdyti visai ten ir, žodžiu, man buvo tuo momentu sunku, bet aš labai užsikepiau nusimegzti tą tokią ažūrinę skarą. Aš ją manau, kad yra Vilniuje ir galbūt parodysiu kažkurį tai video. Ir, žodžiu, kadangi tai buvo ažūras, ten sakė į tą pusę akis sukabink, į kitą pusę akis sukabink, 3 sukabink ir panašiai. Aš buvau priversta išmokti valdyti virbalus, nes labai norėjau skaros. Ir, žodžiu, ir tada man išmušiau su saugiklius ir virbalai yra mano numeris 1. Tai va, tai už šiandieną klausimą atsakiau ir, žodžiu, einu dabar toliau dirbti. Norėjau jums parodyti savo batus, kaip mes atrodo po Zaros pasivaikščiojimo, bet neretai mes praeinam pro tokį vaizdelį, kol patenkam ant gatvelės ir tada galime eiti normaliai. Viskas, šiandien paskutinį kartą prisijungiu 7 vakaro, jau kaip ir pakankamai gerai. Ir ką aš turiu? Ogi, susimezgiau visas spalvas. Nieko jums nesimato, aišku, gal truputėlį. 1, 2, tada truputėlį tamsesnė ruda. Kažkur čia vat matosi ruda ir tada va čia vat prijungiau violetinę. 4 diena ir viskas. Ir esu atsiskaičius už visas dienas, taip sakant. Viskas atrodo, niekaip neatrodo čia. Žodžiu, va tiek aš primesgiau. Ir kol nepamečiau nieko, tai liko toks galiukas. Bet aš tikrai nenoriu čia vidury eilės paskui sustot. Ir tada rytoj prijunginėsim sekančią spalvą ir, žodžiu, judėsim pirmin. Tai va, žiūrėjai smagu, labai gerą natą baigiam 4. Ką veiksiu dabar, nes dar pakankamai anksti, dar visa valanda iki Zaros ir, žodžiu, ir visas vakaras. Aš manau, pasiimsiu kažką tai megzti iš kalėdinių dovanų. Močiutės mama važiuos su manim į mašiną ir tada turiu dar visus kelis darbelius, kuriais reikia, žodžiu, pradėti megzti. Tai pasimsiu kažką tai iš tų. Ir va, ir žodžiu, šitaip smagiai mes praleisim vakarėlį. Labai džiaugiuosi, kad pasivijau su tais visais adventais. Ir skaičiuojant tai, kad aš sumezgiau šiandien 2 dienas, tai realiai, kai
megsiu po vieną dieną, manau, tikrai reikalai greičiau judės ir aš turėsiu daugiau laisvo laiko. Ir žodžiu, iš vis, pagaliau viskas stojasi į vietas. Bet kaip visada, man reikėjo ištestuoti visus variantus, kol atradau tai, ko man būtent reikėjo. Tai va, labai gerai, labai smagu. Einu, žodžiu, apsižiūrėti siūlų, ką galiu megzt, ką galiu išsirinkti. Ir reikia pradėti megzt. Žodžiu, tos kalėdinės dovanos jos pačios neatsiras. Tai va, tai kol kas tada tiek. Iki rytojaus. Ar rodysiu, ką mezgu kalėdom, nežinau, bent jau iki tol, kol būsiu numezgus. Nes vis tik tada jau nebebus nei staigmenos, nei nieko. Nu, net jeigu žmonės žino, ką gaus nuo manęs, vis tiek mano interpretacija yra mano interpretacija. Tai va, tai kol kas tiek. Einu, žodžiu, ieškoti virbalų, ieškoti siūlų ir planuotis kalėdas toliau.